Sveiki, mėly tautiečiai! Visame pasaulyje gyvenantis, lietuviškai kalbantis bei mąstantis įvairaus amžiaus ir profesijų lietuviai neabejotinai turi ką parodyti ir papasakoti. Būtent todėl jau daugiau nei 10 metį rengėme televizijos programas apie tai, kas aktualu visiems besididžiuojantiems savo lietuviškąją tapatybę. Nuo šiol originalų televizijos žurnalo Pasaulio Lietuva turinį papildys naujos rubrikos. Ne tik rodysime naujienas, kurias atsiųs pačios lietuvių bendruomenės iš įvairių pasaulio kraštų, dalinsimės istorijomis, kurias įamžinsime televizijos ekspedicijos per pasaulio lietuvių centrus metu, bet ir apžvelgsime, kaip sekasi užsienyje veikiantiems lietuviškiems verslams, kaip gyvena, bei kuo domisi jaunieji pasaulio lietuviukai, kokį Lietuvai reikšmingą paveldą galima atrasti įvairiose pasaulio vietose. Atskleisti kiekvieną temą, ko gero prireiks 14 laidų, todėl apie viską papasakosime ir parodysime dalimis. Taigi, kviečiu žiūrėti Pasaulio Lietuvą, pirmąjį ir vienintelį užsienio lietuvių aktualijų televizijos žurnalą. Netrukus laidoje matysite, kokiu maršrutu keliaus į televizijos eterį grįžtanti misija Pasaulio Lietuva. Kaip ir kodėl Jungtinės karalystės lietuviai užsimojo tiesti bendradarbiavimo tiltą su Druskininkų miestu. Koks komplimentas pats mieliausias daug metų San Franciske gyvenančiai Aušrai. Prieš kelerius metus lietuviai iškėlė savo klausimą. Tai kiekgi mūsų pasaulyje? Tikima, kad bemaž 4 milijonai. Siekdami įprasminti šį simbolinį skaičių, kvietėme lietuvius jungtis prie 4 milijonų akcijos. Tačiau ar tautos galią nusako skaitlingumas? TV ekspedicijos metu aplankėme 10 lietuvių bendruomenių, norėdami išsiaiškinti ne kiekį, o kasgi mus vienyje. Ištisus mėnesius keliavome ir bendravome. Mūsų TV žygį sekė tūkstančiai žiūrovų, tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Neseniai pasitvirtinome naują žygio maršrutą. TV misija Pasaulio Lietuva sugrįžta. Ar norite sužinoti, kuriame pasaulio krašte keliausime šį kartą? Atsakymą į šį klausimą atskleisime reportaže. TV formatų kūrėjas Vladas prisimena, kad prieš 15 metų išvykęs gyventi į Jungtinę karalystę suprato, jog visų būsimų televizijos projektų pagrindas – lietuviškoji tapatybė. Viskas prasidėjo nuo projekto Tapatybė LT, kurį mes patys vadiname projekto Pasaulio Lietuva šaknimis. Pasaulio Lietuva tai yra TV žurnalas, kurį mes lyginame su atšakomis. 10-metį lietuviškos tapatybės medijų tinklą auginantis prodiuseris didžiuojasi šakų ir šakelių gausa. Tai panašu į įsišakojusi lietuvišką ąžuolą. Iš bendrų šaknų ir kamienų į visas pasaulio pusės auga ir plečiasi Pasaulio Lietuvos televizijos projekto medis. Džiaugiasi Vladas. TV žurnalas Pasaulio Lietuva atsako į klausimą, kas vyksta šiuo metu, šią savaitę ar 10 dienų laikotarpyje, kokios aktualijos atsitiko lietuvių bendruomenėse ir iniciatyvose, nes pasaulio lietuvių yra daug, tačiau, kaip mes juokaujam, organizuotų pasaulio lietuvių yra ne tiek jų ir daug. Apkeliavusi Baltijos šalis, Vidurio, Pietų ir Vakarų Europą, Jungtinę karalystę, TV misijos Pasaulio Lietuva komanda jau netrukus susitiks su tautiečių bendruomenėmis, lietuvybę puoselėjančiomis ir už kelių, ir už beveik 10 000 kilometrų nuo Lietuvos. Iš tiesų, planuodami dar prieš pandemiją, planuodami maršrutą, mes aišku turėjome galvoje, kad reikėtų sujungti ne tik Lietuvą, Europą, ne tik Lietuvą, Jungtinę karalystę, bet ir Europą ir už Atlanto kitą krantą. Todėl mes visada svajojame apie tai, kad vieną dieną visgi pasieksime Jungtinės Amerikos valstijas. Tiesa, su kitom misijom, su kitais projektais mes 3 kartus lankėmės Jungtinės Amerikos valstijose, dainų šventėse, šokių šventėse, Čikagoje, Baltimorėje. Bet visada buvo planas pasiekti vakarų pakrantę.
iš tikrųjų turi dvi proginės kaip tik dienas, tai yra Lietuvių dienos, tradicinė šventė, tai jau 38 kartą bus švenčiama, kai iš viso to krašto lietuviai suvažiuoja į vieną vietą, atvyksta labai daug svečių iš Lietuvos ir švenčia lietuvybę. Holivudo pašonėje lietuviai susirinks švęsti lietuvybės, o amerikiečiai galės išvysti mūsų unikalios kultūros pristatymą. Lietuviai švenčia ne Amerikos laisvę, ne tai, ką siekia lietuviai nuvykę į Ameriką, bet švenčia lietuvybę Amerikoje. Tai mane iš tikrųjų tokia koncepcija visą laiką žavi, todėl kad aš iš tikrųjų galvoju, kad mums reikia tiesioginio žodžio prasme propaguoti savo tapatybę, savo lietuvybę ir tikslas turi būti ne Amerika, bet turi būti tikslas atvykti į Ameriką ir papasakoti apie Lietuvą. Tai vat galbūt tokia mūsų misija, kad misija Pasaulio Lietuva tai yra Lietuva, kuri yra visame pasaulyje, bet neturi būti savoka, kad tai yra, kaip pasakyti, emigravusi Lietuva. Tai yra Lietuva, kuri tolygiai yra ir geografinė Lietuvoje, ir visame pasaulyje vienu metu. Prieš pirmąją ekspediciją į Kaliforniją prodiuseris prisiminė, jog nekartą televizijos žurnale Pasaulio Lietuva talpino tautiečių parinktus vaizdo reportažus iš Los Andželo ir San Francisco. Vien ko vertas trispalve papuošto lietuvių Šventojo Kazimiero parapijos stogo vaizdelis. Tai mes jau turėjom tokį santykį, kai mums siųsdavo žinias, nes mūsų projektas Pasaulio Lietuva unikalus tuo, kad didžioji dalis informacijos yra sunešta informacija iš įvairių pasaulio kraštų, pačių bendruomenių. Tai yra pasaulio lietuvių reportažai teikiami pačių lietuvių. Ne koks nors nuvykęs žurnalistas tai atlieka, o jie patys siunčia. Tai jau toks neakivaizdinis ryšys jau buvo nuo seno, nuo kokių 19 metų, ko gero. Mes turėjome nuolat kažkokį tokį apie juos pranešimą, jie patys siuntė. Bet va tokį betarpinį, kad mes atvyktume su misija, tai dabar bus pirmas kartas. Vladas prisipažįsta, kad komandiruotėje pasinaudos progą patenkinti ir asmeninį smalsumą. Nuo seno žinome ir girdime apie Holivudą, apie Los Andželą, apie tą romantiką ir norėtųsi iš tikrųjų pamatyti, kaip ten gyvai lietuviai gyvena, pasisvečiuoti pas lietuvius. Todėl mielai priėmiau kvietimą iš San Francisco bendruomenės narės, iš lietuvės, kuri sutiko priimti į namus ir tiesiog pavežioti per apylinkes nuo Los Andželo iki San Francisco. Tai yra va ta trasa, kuri turbūt yra įdomi ir pažadėjo aplankyti kitus lietuvius pakeliui ir susirinkti vaizdus. Daugeliui kelionė siejasi su naujais atradimais, potyriais, skoniais, nematytais vaizdais, o kelionių laidos televizijoje su vedančiųjų ar dalyvių nuotykiais, išgyvenimais, pasakojimais apie lankytą kraštą. Pasak laidų prodiuserio Vlado Linausko, TV misija Pasaulio Lietuva irgi būtų galima pavadinti kelionių laida, tačiau jos tikslas nesmagus nuotykiai, o nuoširdūs lietuviai, kurie save sieja su Lietuva ne tik žodžiais, bet ir darbais. Po reklamos matysite. Nuo rimtų pokalbių iki šokių ir dainų. Jungtinės karalystės lietuvių verslo misija į Druskininkus. Jei apžvelgtume emigracijos istorijos rodiklius per 130 metų, nesunkiai suprastume, kad svarbiausia lietuvių migracijos iš Lietuvos priežastis – ekonominė. Dažniausiai žmonės, ypač iš regionų, kitame krašte ieško palankesnių galimybių užsidirbti orų atlyginimą. Siauresnė tautiečių išeivių grupė sudaro lietuviai, kurie vyksta ne šiaip dirbti ponai, bet patys įsteigia ir augina verslą. Dar mažesnė grupė – lietuviai verslininkai, kurie svetur prasigyvenę ir
siekia plėtoti verslo ryšius su tautiečiais profesionalais kitose šalise, bei žinoma, Lietuvoje. Taip gimsta naujos verslo misijos, kurių tikslas užsienyje ir Lietuvoje sėkmingai verslaujančių tautiečių bendradarbiavimas. Apie vieną iš tokių verslo misijų jau netrukus reportaže. Saulėtos lietuviškos vasaros dienomis Lietuvos prekybos rūmų Jungtinėje karalystėje nariai ir partneriai, Druskininkų krašto verslo atstovai, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariai bei kiti garbūs svečiai džiaugiasi ypatinga Čiurlionio miesto aura bei keitėsi idėjomis, kaip pritraukti druskininkus viso pasaulio lietuvius patirti naują atostogų būdą – darbostogas. Aš manau, kad tai yra nauja apskritai turizmo galbūt kryptis, tai yra darbostogos, apie ką mes ir kalbėjome šiandienos konferencijoje, kada lietuviai, kurie galbūt net negyvenę Lietuvoje, bet yra labai daug šeimų, kartų, kurios užaugusios yra užsienio valstybėse, bet jie puikiai kalba lietuviškai, puoselėjame lietuvybę, sugrįžti į gimtąją Lietuvą ir praleisti, tarkim, ne savaitę, o galbūt visą vasarą Druskininkuose. Dėl to, kad mes kūrime infrastruktūrą tam, kad tėvai galėtų dirbti patogiai, komfortiškai, kūrime struktūras, infrastruktūrą, o vaikams kūrėme veiklas. Tai yra įvairios tarptautinės, vietinių verslų, skirtingus poreikius ir amžių atitinkančios stovyklos. Turime pramogų parkus, kuriuose yra auklės priežiūros paslauga. Esmė yra ta, kad tai yra miestas, kuriame gali kokybiškai ilsėtis, kokybiškai dirbti, užimti savo vaikus ir kartu leisti laiką su šeima. Daug metų Anglijoje gyvenanti Lietuvos prekybos rūmų Jungtinėje karalystėje narė, verslininkė Aistė Callaghan neslėpė susižavėjimo atsinaujinusiais druskininkais. 4 vaikų mama su vyru Britu pasirinko Lietuvos kurortą atostogoms, o tuo pačiu ir išbandė darbostogas kartu su visa 6 narių šeima. Iš tikrųjų, esu turbūt tik tai antrą kartą ir pirmą kartą, kada aš čia leidžiu atostogą su savo šeima ir mėgaujuosi visą teritoriją, gamtą ir taip toliau. Tai man įspūdis toksai, kad viskas yra labai pasikeitę, labai pažengę ir viskas yra labai europietiška. Ir čia yra tiek daug ką veikti, kad aš visą savo 6 asmenų šeimą atsivežiau ir mes amžiaus skirtumas vaikų yra nuo 21 iki 1 metukų ir visi turi ką veikti. Su išmaniųjų telefonų, nešiojamų kompiuterių ir bevėlių interneto atėjimu visame pasaulyje jaučiama vis didesnė naujo tipo atostogų paklausa. Darbostogos. Ir darbas, ir poilsis kartu. Tokiam gyvenimo būdui Druskininkuose sudarytos visos įmanomos sąlygos. Taip, beveik 100 dalyvių pritraukusią konferenciją Druskininkai in Verslauk ir atostogauk pradėjo Druskininkų vicemeras Simonas Kazakevičius bei Turizmo ir verslo informacijos centro atstovė Simona Uscilaitė Jančiulienė. Pasaulio lietuviams neabejingas Druskininkų meras Richardas Malinauskas pasveikino Lietuvos prekybos rūmų Jungtinėje karalystėje narius ir pakvietė nedelsiant patvirtinti šio susitikimo svarbą raštiškai. Su Lietuvos prekybos rūmų Jungtinėje karalystėje prezidente Laura Budriene buvo pasirašytas ketinimų protokolas, kurių pagrindas Druskininkų ir Jungtinės karalystės lietuvių įkurtų verslų bendradarbiavimas, naudingų kontaktų užmezgimas, bendri projektai ir atrastos naujos rinkos. Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvoje Brian O'Leary džiaugiasi lietuvių gyvenančių Jungtinėje karalystėje iniciatyva bendradarbiauti su Lietuvos institucijomis. Man labai malonu šiandien būti Druskininkuose. Nuoširdžiai apsidžiaugiau gavęs kvietimą atvykti į Lietuvos prekybos rūmų Jungtinėje karalystėje renginį, nes prekyba tarp Lietuvos ir Jungtinės karalystės yra labai svarbi. Kalbėjau su renginio dalyviais ir paaiškinau, kad naudos generavimas tai dalykas, kurį geriausiai gali daryti privatus sektorius. Būtent jis yra mūsų ekonominė stiprybė, tiek Lietuvoje, tiek Jungtinėje karalystėje. Stipri ekonomika užtikrina galimybę ne tik pagerinti žmonių gyvenimą, bet ir yra neatsiejama nuo mūsų saugumo. O gynyba ir saugumas šiandien yra vieni iš svarbiausių prioritetų.
Renginyje pranešėjai pristatė įvairias verslo galimybės Druskininkuose ir Anglijoje, dalijosi įžvalgomis apie bendradarbiavimo potencialą, investavimą, verslo registravimą, taip pat mentorystės svarbą. Renginys nebūtų įvykęs be aktyviausios Lietuvos prekybos rūmų Jungtinėje karalystėje prezidentės Lauros Budrienės. Veikli moteris iki, per ir po renginio nuolat spindėjo energiją ir empatiją, mezgant naujas pažintis ir verslo ryšius. Iniciatyviaus lietuvės paklausėme, kas jas skatina veikti. Motyvų yra labai daug. Mano asmeninis motyvas tai yra sujungti visus ir pagaliau atvežti į Lietuvą Jungtinės karalystės verslus ir žmonės, kad jie iš arti pamatytų, kaip gali vykti tokie renginiai, kaip galima sujungti visus žmonės ir kaip galima sujungti visus verslus. Laura Budrienė prisipažino, kad vizija, kaip turėtų atrodyti verslo misija, gimė greitai. Teliko viską suderinti su Druskininkų miesto atstovais, o tai padaryti pavyko puikiai. Veikli lietuvė džiaugiasi, kad tokia Lietuva, kokia ji yra dabar, galėjo parodyti ne tik savo vadovaujamos organizacijos nariams bei partneriams, bet ir tautiečiams iš Šveicarijos ir net tolimojo San Francisco. Mes, kai esam Jungtiniai karalystėje, arba aš manau visi lietuviai, kurie yra už tos ribos, Lietuvą matom visiškai kitaip. Ir kai sako, tai ką mes toj Lietuvoje, nu tai čia aš atvažiuoju labai greit kažką. Ne, pagaliau aš norėjau pakviesti, kaip sakau, sustabdyti tą akimirką, kad pabūkim čia, pabūkim su verslais ir pagaliau būkim tas tiltas lietuvių tarp Jungtinės karalystės ir mūsų lietuvių. TV formatų kūrėjo, prodiuserio Vlado Linausko TV misijos Pasaulio Lietuva pristatymas anot dalyvių pažadino, o pranešimų visuma įkvėpė naujoms idėjoms ir stipresniai partnerystiai. Svetingai tautiečius iš Jungtinės karalystės sutikęs Druskininkų vicemeras Simonas Kazakevičius džiaugiasi renginio sėkme bei pripažino neabejojantis tokių viešnagių naudą. Šiandien turime tą renginį, kur labai graži ta tokia užgimusi idėja, kad suradus partnerį kitoj valstybei, šiuo metu su LCC UK Chamberiu, užsimezgusi draugystė, kur mes nuvažiavome į Londoną, pristatėme druskininkus apie galimybę atvykti kaip poilsiautojui, kaip turistui ir galimybę kaip investuoti ir galbūt užmegzti santykius su druskininkiečių verslais. Tai šiandien turime tą atgalinį jau vykstamą renginį, kuris iš tikrųjų rodo tą jau įvykusį rezultatą, kad jie mūsų kvietimu atvyko į druskininkus, kur iš tikrųjų galime jau gyvai pristatyti ir druskininkų apylinkės objektus ir suvesti su druskininkų vietos verslininkais ir užmegzti tarpusavės kontaktus. Antroji Anglijos lietuvių viešnagės diena buvo skirta artimesniai pažinčiai su Druskininkų miestu ir unikaliomis jo galimybėmis. Ryte svečiai iškeliavo Lynų keliu, pasigrožėti užburiančių Dzūkijos kraštovaizdžių iš aukštai. Persikėlę per Nemuną, tautiečiai akimirksniu pateko iš karštos vasaros į šaltą žiemą ir slidinėjimo kalnus. Druskininkų pažyba vadinama Snow Arena. Lietuvių taip pat laukia nuotaikinga, skani bei soti viešnagė Augų ūkyje. Čia iš svetingos šeimininkės lūpų tautiečiai išgirdo, kaip gaminami sūriai, taip pat išbandė įvairias ūkio darbų atrakcijas, melžė medinę karvutę, pjovė medieną. O prisiragavę burnoje tirpstančių ūkyje pagamintų sūrių, visi buvo pakviesti šokti bei dainuoti. Kaip sako dzūkai, iš ryto buvo grikiai ir darbai, o vakare pramogos ir griekai. Šiauliuose gimęs, bet didžiąją gyvenimo dalį Panevėžyje praleidęs Visvaldas Matkevičius paaiškino, kad jo vadovaujamus prekybos, pramonės ir amatų rūmus jungia dvi apskritis – Panevėžio ir Utenos. Mes tada truputį nustembame, kai visos žiniasklaidos priemonės, reiškia, susiję Lietuvą pirmiausia su Vilniumi. Mes tada suvokiame, kad iš Vilniaus, tai yra mažiausiai išvykusių į emigraciją žmonių, daugiausiai yra išvykę iš provincialių rajonų, tame tarpe ir iš Utenos, ir iš Panevėžio,
Panevėžio, Biržai, Anykščiai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai būtent tie žmonės tikrai domisi tuo, kas vyksta Lietuvoje. Aišku, jų giminaičiai domisi tuo, kas vyksta Jungtinėje karalystėje. Na ir tai yra fantastiniai dalykai. Tai aš tikrai sveikinu ir džiaugiuosi, kad tokie renginiai vyksta. Mes su malonumu atvykome į Druskininkus. Mes džiaugiamės ir pačiu miestu, džiaugiamės šituo renginiu. Šitam pastate, šitam akvaparke man teko lankytis jo atidarimo dieną. Buvo meras pakvietęs. Tai va tikrai yra malonu pasižiūrėti, kaip viskas puikiai veikia, kai veikia sistema ir kai veikia rūmai, kurie, na, manau, kad po truputėlį gauna šlovę. Aš kalbu, reiškia, apie lietuvių rūmus Anglijoje ir tikiuosi, kad tai bus vienas iš žingsnių vienijant bendruomenės, užsienio bendruomenės, lietuvių bendruomenės visame pasaulyje. Pasak Lauros Budrienės, tokių susitikimų esmė – pamiršti atstumą. Nesvarbu, ar esi iš Anglijos, Ispanijos ar Lietuvos, ryšių tilto statymo tikslas – Lietuva, verslas, žmonės. Mano asmeniniai tai yra visą laiką parodyti tą tikrą networkingą, kaip galima bendrauti per kontaktus, kaip galima išgėrus kavos puodelį padaryti tikrai ne vieną verslą, ne vieną idėją, bet kaip aš sakau, visą laiką reikia ties to nesustoti. Žinoma, Laura supranta, kad statant tiltą nepakanka tik vienos kranto pusės. Nebūtų jūsų, nebūtų ir mūsų. Druskininkai vieni pirmųjų suprato bendradarbiavimo su pasaulio lietuviais svarbą. Diasporos ir regionų verslų bendrystės precedentai vis dar reti, todėl yra daug galimybių plėtrai. Iš tikrųjų, bendradarbystė tarp pasaulio lietuvių ir Lietuvos pačios gyventojų tai vertinu iš tikrųjų labai teigiamai, dėl to, kad tai yra ne tik tais kontaktų apsikeitimas, kontaktų mezgimas, plėtra ir panašiai, bet ir pačios patirties pasidalinimas, nes tie lietuviai, kurie išvykę už Lietuvos ribų ir daugelį metų praleidę užsienio valstybėse, pragyvenę, tai įgavę iš tikrųjų unikalios kitokios patirties ir tas bendradarbiavimas su Lietuva, su Lietuvos žmonėmis, verslais, tai skatina augti pačiai Lietuvai kaip valstybei. Lietuvos prekybos rūmų Jungtinėje karalystėje prezidentė didžiuojasi tautiečiais gyvenančiais ir dirbančiais už Lamanšo. Mūsų lietuviai yra labai gerbiami, nes jie dirba puikiai, jie dirba nuoširdžiai ir jie mato tas visas galimybės. Jie tikrai, kaip aš sakau, tinklaveika neturi ribų, bet mūsų lietuvių darbas ir darbo kokybė, jinai neturi ribų. Ir mes dirbam labai daug ir labai gerai. Ir kaip aš sakau visą laiką, taip skatinu darbinti, skatinu eiti dirbti, bet mes esam be galo verslus, be galo darbštus. Tai aišku, aš būtinai skatinu, kad daryti kažką tai prie to, nesustoti, nes būti emigracijoje, įsidarbinti pagal kažkieno kitas taisyklės, tai yra visiškai kitas lygis, ar ne? Ar tu turi aukštosius išsilavinimus, ar tu turi kažką pasiekęs, tu ten pradedi nuo nulio. Ir mūsiškiai labai greit pradeda nuo to nulio. Tai aš skatinčiau ir eiti dirbti, keltis kvalifikaciją, keltis kuo aukščiau, jeigu ir esate darbo vietoje kažkokioj, tai žiūrėti, ką galima padaryti daugiau. Jungtinės karalystės lietuvius sužavėjo ir ekskursija traukinuku po miestą ir pirčių programos Druskininkų vandens parke. Verslo misijos dalyviai taip pat lankėsi etnodvare, kuriame jiems buvo pristatytas Druskininkų Rotary klubas Sūrutis bei Lietuvos Rotary apygarda. Tai, kas vyko Druskininkuose, neturi precedento. Čia suvažiavo ne tik lietuviai iš skirtingų Anglijos, Šveicarijos, Jungtinių Amerikos valstijų vietų, bet ir tautiečiai iš kitų Lietuvos regionų. Panašu, kad esame lietuvių verslo akceleracijos liudininkai, džiaugiasi Anglijos lietuvė. Aš manau, prieš 10-15 metų toks renginys būtų buvęs visiškas tabu, nes tie žmonės tiek iš Jungtinės karalystės verslininkai lietuviai, tiek verslininkai Lietuvoje lietuviai, jie tiesiog nesusieitų, nes jiems būtų, nežinau, tiesiog pasirodytų, kad tai yra nepakeliui. Tai Lietuva yra tiek daug pažengusi, kad net Jungtinės karalystės lietuviai mato labai daug perspektyvų su lietuviais verslininkais Lietuvoje. Bet svarbus momentas paminėti, kad lietuviai išvykę į Jungtinę karalystę ar bet kurią pasaulio šalį yra antiek pažengę, kad net lietuviai dabar nori daryti verslus ir cross-networkinti per visas šalis ir būtent tarp Jungtinės karalystės ir Lietuvos. Tai mano manimu, mes pasiekėme tokį tašką, kur mes visi esame lygus ir visi esame kolegos ir visi esame verslininkai. Šis miestas kvepia svetingumu. Nugirdome pokalbį tik atvykę į Druskininkus. Ne veltui sakoma, kad druska yra kone šventas reikalas. Ji ir jūroje, ir ašarose, ji ir gydo, ir pagardina.
Druskininkuose druskos tikrai netrūksta, o jos magiškas žiupsnelis jaučiamas ne tik mieste, jo vandenyse, bet ir žmonėse. Dar neatvėso karšti neįprastai kaitrios lietuviškos vasaros įspūdžiai. Šimtmečio Lietuvos dainų šventė pritraukė aibę tautiečių iš įvairių pasaulio vietų. Nuo Mažeikių iki Melburno, nuo Los Andželo iki Druskininkų. Pasaulio lietuviai iki šiol dalinasi viešnagės vaizdais ir džiaugiasi užmegztomis naujomis pažintimis. Apie tai daugiau reportaže. Dainų šventėje susitinka ne tik visa Lietuva, jos regionai, Lietuvoje namus atradę kitataučiai, bet ir po platųjį pasaulį pasklidę lietuviai. Jie įveikė tūkstančius kilometrų tam, kad aplankytų artimuosius, draugus, o gražia tradicija tapusiame pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų renginyje Aš esu Lietuva, sujunkime Lietuvą, pamatytų bei apsikeistų idėjomis su įvairių kraštų lietuvių bendruomenių nariais. Iš tikrųjų visada labai smagu sugrįžti į Lietuvą. Visada smagu matyti, kaip keičiasi, kaip gražėja miestai, kaip keičiasi viskas eina geryn. Ir čia yra namai, čia yra šeima. Ir labai smagu pamatyti, kad visi žmonės, kurie susirinkę štai čia, sakykime, į šitą renginį, kad tikrai labai entuziastingai domisi ir dalyvauja. Ir kas būna čia, kas atvažiuoja čia į Lietuvą, tikrai, aš manau, įsimyli iš visos širdies. Mes esame abudu Lyds tautinių šokių kolektyvo Vėtrungė šokėjai. Tai šiemet dalyvaujame pirmą kartą dainų šventėje, kuria yra kaip netyčia 100-oji dainų šventė. Tai ypač mums yra svarbus renginys. Aš, pavyzdžiui, esu gimus ir augus Kaune, bet niekada nešokus tautinių šokių. Kodėl nežinau, negaliu pasakyti, bet kai Lyds atsirado mokytojo šokių, prisijungiam prie tautinių šokių kolektyvo, tai nuostabus jausmas ir sportas, ir lietuvybė, ir visa ta kultūra, viskas. Ir mano vaikai prisijungia šokti, ir vyras prisijungia, kuris yra Lenkas, ir Saimonas pusiau anglas. Labai smagu. Vilniaus Rotušės aikštėje vykusiame renginyje svečių žvilgsnius traukė išpuošti paviljonai. Juose bendruomenių nariai dosniai dalijosi informaciją apie savo organizacijas. Amerikos istorija lietuvių prasidėjo ne prieš 70 metų. Amerikos lietuviai save gali kilinti 200 metų atgal, kai atvažiavo pirmieji kalnakasiai. Tai tas visas mūsų yra tradicijų tęstinumas Amerikoje, tai yra, ko gero, kai mes sakom, iš kartos į kartą pratęsti tą lietuvybės geną Amerikoje. Norim, kad toliau skatinti bendruomeniškumą, ypač tarp esamų emigrantų, kurie mes neturim tokio savanoriškumo ir bendruomeniškumo, tokių pagrindų, kaip kad turėjo praeitos kartos. Tai taip pat norim ugdyti jaunimą, kad jie perimtų mūsų lietuvių namus ir visą paveldą, ką mums paliko iš kartos į kartą, kaip Filadelfijos lietuvių bažnyčia ir Filadelfijos lietuvių namus. Ir paprastai yra pasitenkinimas savo, kad kažką padarai, įvykdai, ir turi daug labai didelį bendrą draugų ratą, bendraminčių ratą. Renginyje sutikta plačiai besišypsanti energingoji Dalaso lietuvių bendruomenės pirmininkė Greta Patopovaitė Bryant pasidalino įžvalgomis, kas jie atrodo svarbiausia vadovaujant bendruomeniai. Mano misija suaktyvinti lietuvius užsienyje ir padaryti juos veiklius ir taip pat mylinčius Lietuvą, nes mes visi mylim, tik tai kartais atitolstam išvažiavę dėl tam tikrų sąlygų. Ir juos išjudinti, kad jie atrastų tą ramybę ir norėtų vėl veikti, nes tai ir yra, kai atrandi savo veiklą ir patenki tą bendruomenę, kartais nežinai, kas tu esi. Ir vėl susikuri tą mažytę Lietuvą užsienyje ir tada patampi jos dalimi ir tada visa kūryba liejasi.
Pasaulio lietuviai renginio lankytojus ne tik viliojo išskirtinėmis istorijomis apie iškilius savo gyvenamo krašto tautiečius bei jų pasiekimus, kvietė į įtraukiančias dirbtuves, bet ir rinkosi paprastą, bet neprastą būdą patekti į kiekvieno lietuvio širdį – vaišino gardžiu maistu. Džiaugiuosi, kad esu šitam renginį, kad garsinam Italiją ir iš tikrųjų labai norėčiau, kad ir, kaip sakyti, Italijoje ta Lietuva būtų labiau žinoma. Tai stengiamės, organizuojame labai daug visokių renginių, garsinti Lietuvą, dirbam su Lietuvos studentais, kurie atvažiuoja Italijoje, mokintis itališkos virtuvės, susipažinti su itališka kultūra. Didžiojoje Rotušės aikštės scenoje pasaulio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos tautinių bendrijų meno kolektyvai susirinkusiuosius džiugino smagiais pasirodymais. O mes smalsavome, kokią šiandien bendruomenių nariai mato Lietuvą. Atvažiuojam kartą per metus kažkur, kartais 2 kartus per metus. Ką pastebim, tai kad Vilnius keičiasi, daugiau laisvėja, galbūt kita likusi dalis Lietuvos gal mažiau keičiasi, klientų aptarnavimo kultūra gal šiek tiek keičiasi geresnę pusę, bet ne visur. Ir oras karštesnis. Ir oras karštesnis, ypač šiandien. Lietuva žydi, Lietuva ekonomiškai švyti, aš manau, matosi kiekvienais metais, kiekvieną vasarą, kad mes turime daugiau turistų, daugiau švytinčios, tokios atsigaunančios architektūros paminklų, daugiau muziejų, daugiau visko. Tiesiog labai smagu čia atvažiuoti ir pasijusti namie, bet vėlgi, kaip sakyt, rasti daug naujų veiklų ir džiaugtis. Matosi, kaip Lietuva keičiasi, labai juda pirmin, jau visai neatsilikus nuo kito pasaulio, jau jūs esate tikrai kaip Europos dalis, bet ką pastebiu, kad daugiau anglų kalbos ir jaučiu ir matau, kad auginate lietuvius, kurių tapatybė nėra labai aiški, jie sako, jie yra Europos piliečiai, jaunimas nepažįsta lietuviškų tradicijų, papročių, tai kaip būdavo biškutį anksčiau. Rasa Mauragis neslėpė, kad panaši problema egzistuoja ir tolimojoje Australijoje. Mes Australijom turim 9 bendruomenės. Tai tose 9 bendruomenėse tikslas yra suburti lietuvius, išlaikyti lietuvybę. Kai kuriuose bendruomenėse, kurie yra mažai atvykusių iš trečios bangos, lietuvių kalba jau dingsta. Bet palaiko visas lietuvių tradicijas, sueina per vasario 16, kovo 11, per Gedlo vilties dienas, labai, kaip sakant, prisijungia prie visų tų tradicijų. Kur yra nauja banga atvykusi ir kur įsijungia į bendruomenę, lietuvių kalba grįžta. Nes pas mus jau mūsų, tie, kur atvažiavo po antro karo, mano tėvai buvo iš tų, tai mūsų antra karta kalbam lietuviškai, trečioji karta ne visa, o lietuvių kalba ketvirtoji kartoj jau dingsta. Kodėl mes iš viso lietuviai esame? Kodėl kalbėti lietuviškai? Kas mes esame? Pasak Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenės pirmininko, raktas į sėkmingą užsienio lietuvių ir Lietuvos bendradarbiavimą – nuoširdus dėmesys vienas kitam. Visą laiką kažko tai trūksta, visą laiką atrodo, ir vieniem ir kitiem atrodo, kad mums trūksta dėmesio, bet tas dėmesys yra užsitarnaujamas. Kai tu darai kažkokius gerus darbus, kai tu nori kažką tai pasiekti, kad būtų tie santykiai gerinami, tai tu darai tos dalykus. Trūkumų visą laiką gali surasti. Galiu pasidžiaugti to, kad švietimas turėjo kažkiek tai daugiau trūkumų. Šiai dienai švietimo ministerija ir aišku su Lietuvos Seimo pritarimu padėjo tos trūkumus šalinti ir dabar užsienio lietuviai, Amerikos lietuviai gauna finansavimą švietimo. Kultūriniai mainai. Norėtųsi gal daugiau tokio, aišku, to dėmesio ir atrodo ir yra, bet visą laiką norisi daugiau, kaip sakosi, žmogaus noras yra geriau tobulėti. Tai tas už 2 metų bus dainų šokių šventė Čikagoje. Tai mes dabar norėtumėm labai, kad tas dėmesys, kai tik pasibaigs ši šventė šimtmečio Lietuvoje, kad būtų keliamas į Čikago šokių šventę. Nes tenais irgi susirinks 10 tūkstančių lietuvių. Po reklamos matysite Aušros Štarkos lietuvybės paieškos Amerikoje.
Vilniuje susitikę su San Francisco lietuvių bendruomenės vicepirmininkė Aušra Štarka dar kartą įsitikiname, kiekvienas iš mūsų turime plika akimi nematomą lietuvio geną. Jo neįmanoma užčiuopti, sunku jį apibūdinti, tačiau jis nebejotinai egzistuoja. Kai tik nuvažiavau gyventi į Kaliforniją, man tos lietuvybės daug nereikėjo, jeigu taip sąžiningai. Aš buvau žymiai jaunesnė ir aš džiaugiausi išvažiavus iš Lietuvos. Aš žinojau tą Lietuvą, tą kultūrą, tą kalbą. Aš važiavau egzotikos ieškoti. Aš važiavau kažko naujo, išbandyti, paliesti, pačiupinėti, išgyventi. Ir man to nereikėjo kokius 3, 4, gal net 5 metus aš neieškojau nei lietuvių, nei lietuvybės, nes man buvo labai smagu tas visas uždraustas pasaulis, tas nepasiekiamas, negalimas pasaulis buvo mano rankose ir aš buvau kaip šokolado fabrike, lakščiau nuo vienos vietos į kitą, pradėjau mokintis, man labai patiko matyti tų mokytojų skirtumą, viską įvaldyti kalbą anglų puikiau ir man buvo toksai labai smagus nuotykis. Ir iš tikrųjų mano brolis atvažiavęs aplankyti manęs vienais metais, sako, tai kur čia lietuviai? Ir aš sakau, tai kad nežinau dar, kur tie lietuviai. Ir su metais aš jaučiu, kad man tos lietuvybės daug daugiau reikia ir man jos norisi ir tai yra dalis mano identiteto. Aš esu iš čia yra mano pievos, aš iš tų pievų atėjau, aš šitas pievas grįšiu ir man atrodo tai vienas iš gyvenimo tikslų, kada žmogus pražįsta, yra tai, kada jis pilnai priima tai, kas jis yra. Ir aš esu lietuvė, aš esu iš Lietuvos. Ir man neseniai žmonės komplimentų pasakė, mano manimų komplimentų, kad jie nejaučia, kad aš turiu bet kokį akcentą. Ir tai man yra didžiausias komplimentas, nes aš kuris laikas, kai lietuviškai nekalbėjau tuos kelis metus, pas mane prasidėjo labai didelis skirtingas žodžių dėliojimas, tampimas tų galūnių ir iš manęs pradėjo mano šeima juoktis. Ir visur, kur nueidavau, iš karto žmonės matydavo, kad aš ne čia gyvenu ir man labai tas nepatiko. Ir aš nusprendžiau, kad aš pradėsiu klausyti savo pačios balso ir kalbos atsargiau ir kalbėsiu taip, kaip Lietuvoje kalbama. Tai atrodo, kad neblogai sekasi. Ir dar plus yra tas dalykas, kad žinot, su technologijom aš lietuviškai kalbu su Lietuva kelis kartus savaitėj. Tai tas plaukimas, tas kalbos treniravimas yra daug lengviau tai padaryti negu anksčiau. Nors Kalifornija ir Lietuva skiria bemaž 10 000 kilometrų, Aušra į gimtąjį kraštą grįžta kasmet. Ir kaip pati sako, kaskart išvysta vis gražesnę Lietuvą. Aš atvažiuoju praktiškai kiekvienais metais, kartais ne 2 kartus į metus. Ir Lietuva mano nuomonė tik tai gražėja. Ir labai sparčiai gražėja. Per pastaruosius porą metų ypatingai pagreitį paėmus tas gražėjimo procesas. Ir jinai keičiasi ir spartėja, ir patys žmonės net atrodo keičiasi. Tas jaunimas labai aktyvus. Ir gatvės gražėja, net gamta atrodo žalesnė mano akimis. Aš nežinau, ar čia yra mano toksai vidinis tos Lietuvos priėmimas gilesnis, didesnis ir įvertinimas, ar iš tikrųjų tai vyksta, bet šiais metais man visiška magija būti šiuo metu per visą dainų šventę, kai visas Vilnius yra pilna žmonių su tais etniniais kostiumais, vaikšto su papuoštom galvom vainikais. Man čia šitos paskutinės dienos, man kalbu, tai net šiurpas eina per kūną,
koks yra grožis, tavo lietuvybės, tas šventimas. Ir kadangi aš gimiau sovietmečiais, mes neturėjom to. Tai buvo taip prispausta, taip sumažinta, taip sunkiai alsuojanti ta dalis lietuvybės, o dabar viskas klesti. Atrodo, kad iki šiol plačiausiai išsiskleidęs tas žiedas lietuvybės, ką aš esu mačiusi iki šiol. Viena iš San Francisko lietuvių bendruomenės vicepirmininkės svajonių – kuo daugiau lietuviškos kultūros Kalifornijoje. Žinot, labai norėtųsi, kad kultūriškai žmonės važiuotų ir lankytų mus, labai norėtume. Kadangi mūsų bendruomenė yra maža, mes negalim labai daug sau leisti kviesti. Tai vat, jeigu kažkas norėtų, kažkokie tai menininkai ar dainininkai, kažkokios srities menininkai atvažiuoti ir mus lankyti, ir mes jais kažkaip pasirūpintume, kaip galim. Ir ne visada mes galim savo finansiškai leisti padaryti, vien tik dėl to, kad mes esame maža bendruomenė. Su Čikaga mes negalim konkuruoti, ar ne? Ir labai norėtųsi, kad ekonomiškai tokie tie būtų, šiek tiek padidėtų ekonominiai importai, eksportai. Labai man būtų smagu matyti tai. Pavyzdžiui, kažkokie produktai, aš Amerikoje matau kažkokius tai medicininius produktus, ar ne, ir jie dar nepakliuva į Europą. Ir aš matau, kad jie veiksmingi ir kaip žmonės galėtų iš to turėti naudos, bet reikia pereiti per labai didelį procesą, kad jie patektų į Lietuvą. Ir kad šitas daugiau ta cirkuliacija vykstų tarp Amerikos ir Lietuvos, ekonomiška ta cirkuliacija. Aš taip norėčiau tai matyti. Štai tiek naujienų jums norėjome parodyti šiandien. Tikiuosi, laikas neprailgo. Su mumis susisiekti galite elektroninio pašto adresu info@pasauliolietuva.tv. Susidraugaukime ir socialiniuose tinkluose. Iki pasimatymo kitą šeštadienį per visus pasaulio lietuvius vienijančią Lietuvos ryto televiziją.